Klausimas skamba taip. Kam negalima nuolaidžiauti brokuojant gyvulius, kai banda yra auganti? Nepriklausomai nuo to, kad jūs norite bandą auginti, pirmiausia atsisukime į prieauglį. Nei vienas nekokybiškas gyvulys neturi teisės likti jūsų bandoje. Priežasčių, dėl kurių prieauglį brokuojami, yra įvairių. Gimęs silpnas, apsigimęs, mažo svorio, atsiliekantis augime, pasikartojančios diarėjos ar kitos ligos, sėklinamo amžiaus vėlinimas dėl netinkamo telyčios ūgio ar svorio, sėklinimų skaičiaus didinimas iki begalybės, nesusėklinant seną telyčią. Visi šie faktoriai įtakoja tolimesnį jūsų bandos augimą ir potencialą. Sveikas veršelis, sveika telyčia, sveika karvė, produktyvi jūsų banda. Antra dedamoji dalis. Laktacijos dienų skaičius, iki kurios sėklinam karvę. Augančiai bandai siūlymas išlaikyti 220–250 laktacijos dienų ribą, po truputį slenkant į 180–200 laktacijos dienų. Laikyti karvę ir sėklinti ją be aiškios ribos, kada nustojame tą daryti, yra nuostolinga ūkiui. Trečias punktas. Sveikata. Priverstinis brokavimas dėl tešmens, virškinimo ar kojų ligų. Atsižvelgus į gyvulio amžiaus, atiduoti ir duodamą pieno kiekį, pasikartojančias sistemiškai ligas, nerekomenduojama pasilikti bandoje gyvulio, kuris dažnai gydomas ir jo priežiūros ir sveikatos kaštai stipriai išauga, o prognozės abejotinos. Griežta atranka prieauglyje, aiški laktacijos diena iki paskutinio sėklinimo ir kruopščiai įvertinta sveikata leis jūsų bandai augti kokybiškai ir produktyviai.